nuo bendro konteksto dėl antros pensijų pakopos reformos šiek tiek informacijos ir paskui Sodra su konkrečiais skaičiais pratęs, ar tiesiog atsakyti į gerbiamos komiteto narės klausimą? Tai pirmą truputėlį vis tiek situaciją padarykit bendrą, kad vaizdas būtų. Gerai. Tai iš tiesų, kaip žinia, buvo priimti pernai teisės aktų pakeitimai dėl pensijų kaupimo įstatymo ir nuo šįmet įsigaliojo tai, kad žmonės gali savarankiškai nuspręsti, ar tęsti toliau kaupimą, ar stabdyti, ir jie tą pasirinkimą ir daro. Skaičiai yra nuolat skelbiami tiek žiniasklaidoje, tiek pensijų LIFA, pensijų bendrovių ir investicinių fondų asociacija komunikuoja, tiek socialinės apsaugos ir darbo ministerija komunikuoja apie galimus žmonių pasirinkimus ir toliau tiesiog yra žmonių valioje spręsti, ar jie lieka kaupti, ar jie pasitraukia ir kokiu pagrindu, jeigu pasitraukia. Tai tokia yra situacija, o detalizuos šiek tiek daugiau dėl, kaip ir minėjau, skaidrių dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, kurie, mano žiniomis, yra šiandien pasiruošę pristatyti faktinę visą informaciją. Savo ruožtu aš gal tik paminėčiau, kad vyko iki sausio 1 tikrai labai intensyvus bendradarbiavimas su įvairiom institucijom, tarpe ir su sveikatos apsaugos ministerija dėl sunkių ligų sąrašo, dėl tam tikrų pagrindų, kuriais žmonės gali pasitraukti, sakykime, esant sunkiai sveikatos ar beviltiškai būkliai, ką yra ir Konstitucinis teismas pažymėjęs. Visi procesai, kurie yra įmanomi, yra automatizuoti, jokių trikdžių nėra ir tiesiog žmonės šitam 2 metų laikotarpyje, tam vadinamam langiai, iki 27 metų gruodžio paskutinės dienos gali savo sprendimą priimti. Tai mes skaitom, kad ta reforma vyksta taip, kaip ir buvo suplanuotas, sklandžiai suteikdama žmonėms galimybę rinktis.